Esam an Vilnijos gatves pēc mūsu drauga. Esam delikateses iš Sardinijas. Super vieta. Geriausia vieta, kur kavīt atsigerti. Geriausi visi produkti ateina iš Sardinijas. Pati populiariausia profesija iki šiol Sardinijoje yra piemuo. Jie gano avis. Gano avis. Taip, iki šiol. Sardinija yra Italijos, jos vadina Italijos kaimas iš tikrųjų. Jeigu mes paimsim gyventojų skaičių, tai yra 1,5 milijono gyventojų. Sardinijai. Jo, avių yra 3,5 milijono, ožkų yra 1,5 milijono ir 200 tūkstančių karvių. Pienas iš tų pačių avių, reiškia, kurios ganosi tose pačiose pievose, reiškia, viskas taip, kaip buvo prieš N metų, taip ir dabar. Reiškia, su kokybė pas jos problemų niekados nėra, visą laiką kokybės lygis yra vienodas. Reiškia, tu paėmė sardinišką produktą, čia ten visą laiką gausi gerą rezultatą. Ten tu turėsi 300 saulėtų dienų per metus. 300, ten dabar saulė šviečia, ten viskas gerai, ta prasme, tai reiškia, tu va dabar va gali šiandien iš ryto išeit, reiškia, akis prasitrinti ir nusiskint apelsiną, reiškia, šitą nuo medžio, tu gali nusiskint mandariną, gali va nusirauti pomidoriuką, reiškia, ir tai yra viskas dabar. Kvepia. Viskas kvepia, mama mija. Viskas kvepia, viskas nepurkšta. Dar čia atvažiuoja, dabar nematau čia, kurioje vietoje pabėgo, atvažiuoja tokios gražios sraigės, šliaužioja ant to, reiškia. Tai rodo, kad visiškai be chemijos, be nieko, kad yra totaliai natūralus dalykas. Fainai. Tai yra tipiškas sardiniškas užkandis antipasti. Reiškia, viską, ką jūs čia matėt, tai yra grynai Sardinijos produktai, tai yra sardiniška donelė pane Karazau, tai yra Sardinijos pomidorai, kurie nuskinti praeitą savaitę Sardinijoje. Taip? Tu šiltas datadoras yra. Taip, dar ten plus 20. Aišku, Sardinijos sūris ir laisvai lakstančių kiaulyčių mėsytė, taip kad viskas... Viskas yra. Mes su broliu ateinam arī pas mūsų draugą. Labai skanu į kavytę. Prisiminti Italiją, ne? Taip yra, jā. Čia tikrai yra tokia faina vieta. O čia pasakai viską, ko reikia žinoti visiems. Lietuvoj, važiuokit pas mūsų draugą, teikit, apsipirkit, pavalgykit sveiki. Jeigu negalite Latviją nuvažiuoti, važiuokit į Sardiniją.